Šiandien sveikinuosi tiesiai iš įrašų studijos su trumpomis šviežiomis naujienomis. Tai nors ir Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad Lietuva padarė didžiausią pažangą pagal alkoholio suvartojimą, vis dar lietuviai išgeria daugiau negu yra Europos vidurkis. Taip pat dar viena su priklausomybėmis susijusi naujiena yra ta, jog pasaulį po truputį užvaldo sintetinių narkotikų epidemija. Liūdna, tačiau šie sintetiniai narkotikai taip pat jau ir pasiekė Lietuvą bei labai sparčiai čia plinta. Tai Lietuvoje populiariausias sintetinis opioidas ir iš tikrųjų iš ten tos visos pasekmės, tos visas mirtingumas, apsinuodimas, perdozavimas ir panašiai, tai yra karfentanilis. Karfentanilis tai yra iš esmės veterinarinis vaistas, vartojamas stambių gyvūnų migdymui. Įdomu ir tai, jog Lietuva išsiskiria tuo, jog čia ypač dažnai vaikai vartoja raminamuosius arba migdomuosius vaistus be jokio gydytojo recepto. Ir taip pat pastebima, kad tėvai labai mažai atkreipia dėmesio arba tinkamai nesureaguoja, pastebėję vaiko priklausomybę. Na ir baigiant tą priklausomybių temą ir kalbant apie cigaretes, tai pastebėjusi, jog žmonėms perėjus nuo paprastų cigarečių į elektroninės, jų vartojimas išaugo net 3 kartus.